Įrašą. Tai ką, mielosios, dar kartą sveikinuosi su visomis, kuriuos čia šiandien taip pakankamai gausiai susirinko. Aš galvoju, kad tema tikrai yra aktuali ir verta dėmesio. Taigi, mielosios, moters sveikata tai ne tik fizinė savijauta, bet ir emocinė stiprybė, energija bei gyvenimo kokybė. Rūpindamosi savimi mes ne tik užkertam kelią ligoms, ar ne? Dažnai mes galvojam, kad mes norim užkirsti kelią ligoms, bet ir tampame stipresnė savo šeimai, darbui, o mums reikia daug jėgų, ar ne? Ir bendruomeniai. Sveika moteris, žinokit, laiminga šeima. Čia jau galiu 100% garantuoti. Todėl rūpestis savimi neturėtų būti prabanga. Tai turi būti būtinybė, nes tik tokia moteris gali iš tiesų pasirūpinti kitais. O mes tikrai turime daug kuo pasirūpinti, ar ne? Ne tik 4 kampais, bet dar yra ir vaikai, kai kurios turi vyrus, dar ir jais reikia pasirūpinti ir taip toliau ir panašiai. Ir mes turime turėti jėgų tam, ar ne? Taigi, na, va, iškutė gal prastumsiu mūsų veidukus, kad tiek daug neužims vietas. Tikriausiai viską matot gerai, ar ne? Tai va. Kasdienybėje mes, kai kalbam apie sveikatą, apie sveiką gyvenimą, mes visada galvojam, kad gera savijauta dažnai galvoje siejasi su sveika mityba, judėjimu, poilsiu, neturėjimą žalingų įpročių, ar ne? Ir tai išties labai, labai svarbu. Tačiau viena iš svarbiausių moters sveikatos dalių vis tik yra tinkamai pasirinktos higienos priemonės. Todėl ypatingai svarbu rinktis natūrales, sveikatai draugiškas alternatyvas. Na ir šiandien, žinoma, aš noriu pakalbėti apie D&D kompanijos moters sveikatai stiprinti sukurtą visą kompleksą. Jūs tikriausiai, kas jau esate seniau šitoje kompanijoje, žinote, kad kompanija ne tik tai kuria išskirtinius produktus. Jeigu, pavyzdžiui, tokių produktų kuria ir kitos kompanijos, tai ji visada suras kažką tai, kuom sublizgėti, kuom sužibėti, kuom išsiskirti, kad būtų kiek įmanoma naudingesnis produktas. Tai šiandien aš jums noriu pristatyti visą kompleksą, todėl kad vienas produktas nepadės. Norint sveikos gyvensenos, sveikos higienos, ar ne, reikia naudoti visą kompleksą. Taigi, ir pirmoje vietoje, pirmu smuiku šitam visam komplekse, žinoma, groja mūsų įklotai kasdienai, kritiniam dienom, kritiniam naktim ir su fitomembrana prisotinta gydomųjų žolelių bei eteriais bei milteliais. Šiuo metu jau yra netgi ir su milteliais. Tai va. Na, o prieš tai, jūs dabar jau čia truputėlį pažiūrėjot skaidrės, ar daugiau niekas nesiprašo, pas mus nieks nesiprašo. Pažiūrėjote skaidrės, tai dabar aš jums noriu su jumis pasidalinti keletą tikrai pakankamai baisių faktų, apie kuriuos reikėtų žinoti. Ir mielosios, renkantis D&D kompanijos įklotus, jūs žinote, kad jūs investuojate į sveikatą. Jūs pažiūrėkit, ką mes randame įsigydamos įklotus prekybos centruose. Štai, beveik 90% įklotų sudaro plastikas, kuriam suirti reikia net 500 metų. Kasmet pasaulyje sunaudojama apie 45 milijardai įklotų, kurie nugula sąvartynuose arba patenka į vandenyną tokiu būdu teršdami gamtą. Įklotuose gausu cheminių kvapiųjų medžiagų ir dažiklių. Aš tik dabar supratau, tiksliau ne dabar, o pradėjus naudoti D&D kompanijos įklotus ir kai pasibaigė visos mano moteriškos problemos, kurios būdavo naudojant, neminėsiu pavadinimą, kokios kompanijos įklotų, apgaulingas pavadinimas. Kai tik jį įsidedi, taip iškart problema. Ir tik dabar suprantu, kodėl. Todėl, kad gausu cheminių ir kvapiųjų medžiagų, dažiklių, kurie net 20% moterų sukelia alerginės reakcijas, niežulį, bėrimus, diskomfortą.
Dažnai jie balinami chloru. Išgirskit mane. Chloru, kuris siejamas su hormonų disbalansu, reprodukcinėmis problemomis ir net onkologinėmis ligomis. Ir niekam neįdomu. Traškučiai irgi nuodai, bet niekam neįdomu. Dėl plastiko sluoksnių oda nekvėpuoja, kaupiasi drėgmė, tai susidaro šiltnamio efektas, ar ne, susidaro labai palankios sąlygos bakterijų ir grybelinių infekcijų dauginimuisi. Na ir dar tyrimai rodo, kad kai kuriuose higienos produktuose aptinkami netgi ftalatai ir PFAS, tai amžinosios cheminės medžiagos, kurie gali trikdyti net endokrininę sistemą. Tai va, štai kodėl taip svarbu rinktis natūralias, saugias priemonės, be plastiko, be cheminių priedų, su augaliniais komponentais, kurie ne tik užtikrina komfortą, bet ir saugo mūsų sveikatą. Tai va, tai visų pirma, reikėtų nuo įklotų. Na ir dabar keliose įklotukuose pažiūrėsim, kuo jie ypatingi tie mūsų TND kompanijos įklotai. Kas esat TND kompanijai seniau, tikrai žinot, kad įklotose yra fitomembrana prisotinta eteriniais augaliniais gydomųjų žolelių eteriais. Šiuo metu, va štai šitie, kur įklotai jūs matote, yra netgi su milteliais, kaip tas augalas, pelynas, va aš vis pamirštu, netgi pelyno milteliai yra. Žodžiu, jie ne tik tai, kad labai gerai atlieka visas įklotams reikalingas funkcijas, bet jūs net neįsivaizduojat, jie išsprendžia daug moteriškų problemų. Aš nekalbu apie rimtas problemas, ar ne? Bet yra įklotai, kurie išsprendė ir labai rimtą problemą, tai apie juos trupučiuką vėliau. Štai šitie įklotukai naujieji mūsų kritinėms dienoms, kritinėms naktims ir kasdienai, kritinėms dienoms ir kasdienai yra su pelynu. Aišku, ten aš nežinau, kiek yra gydomųjų kitų žolelių, bet jie ir išsiskiria tuo, kad jų sudėtyje yra pelynas. Tikriausiai man nereikia pasakoti, kuo ypatingas yra pelynas, ar ne? Taip. Dabar žiūrėkit, kuo ypatingi šitie mūsų įklotukai. Išskirtinai aukštos kokybės medžiagos, tai yra natūralus kvėpuojantis viršutinis sluoksnis. Ir jeigu aš tikiu, kad jūs visos naudojate šitos įklotus, nes jau jeigu mes pačios savo jų neparsiduodame, tai kaip mes galim juos parduoti kažkam kitam. Ir kai tu pajausi tą komforto jausmą, tu tikrai norėsi dalinti su visų pasauliu šitą žinią. Tai va, tai įklota šitą atlūpą tiesiog norisi liesti prie veido. Jis toks švelnus, tas pirmas sluoksnis, ar ne? Tada natūrali celiuliozė, tada sugeriamasis sluoksnis kažkokiu tai sumito absorbentų, fitomembrana, kaip ir minėjau, prisotinta gydomųjų eteriukų ir miltelių, natūrali celiuliozė ir kvėpuojantis pagrindas. Mes ne vieną bandymą padarėm ir labai akivaizdžiai esam įrodę ir toliau įrodinėsim pasauliui, kaip prasiskverbia deguonis pro mūsų šitos įklotus. Darome ar ne keletą įklotukų ir labai gražiai matosi, kurie įklotai yra pralaidus orui, o kurie ne. Taigi šitie visi įklotai, visi TND kompanijos įklotai yra pralaidus orui. Vadinasi, tenai nėra jokio šiltnamio efekto. Na ir dar viena, jeigu neklystu, skaidrė yra. Tai va, vėlgi dar naujas mūsų produktas, tai yra tiesiog absoliutus švelnumas, ypatingai natūralūs medvilniniai įklotukai kritinėms dienoms ir kasdienai. Jie labai švelnus yra. Sugėrimas yra neišpasakytas. Čia irgi turim labai daug bandymų padarę, bet ne apie tai. Na ir einam dabar prie ypatingų įklotų. Štai. Kuo ypatingi šitie įklotai? Tie įklotai yra ypatingi tuo, kad išsprendė tikrai ne vieną problemą. Geriau negu tai padarė vaistai. Aš pasidalinsiu žinutę merginos po šitą skaidrę, bet dabar truputėlį apie šituos įklotus. Taigi, pakuotė yra mikrofloros kontrolės testas, kurio metu moteris per 30 sekundžių namuose gali nustatyti lytinių organų ligų buvimą arba nebuvimą. Dabar žiūrėkit, aš esu tokia skeptikė. Aš visą gyvenimą
žinokit, jeigu aš produktu netikiu, aš niekada jo niekam nerekomenduosiu. Tai lygiai taip ir su šitais įklotais. Kai aš pradėjau šitoj kompanijoje, ar ne, man jie tikrai atrodė pakankamai brangoki. Dabar, kai visos kainos sukilusios, tai jie labai, labai gražiai įsipiešia tarp visų prekybos centruose pardavinėjimų įklotų. Tik jie yra 100 kartų vertingesni. Tai va, tai žodžiu, aš tada nusprendžiau pamėginti. Koks jau čia stebuklas. Nu ir pasiėmiau tą testuką. Testukas tikriausiai, va čia skaidrėje visi mato, tai yra va štai kaip atrodo testas, kiekvienoje pakuotėje yra po vieną testuką. Ir aš dar galvoju, aha, tai kaip aš sužinosiu, ar pagerėjo. Žodžiu, norint sužinoti rezultatą, tada įmam kitą pakuotę ir plėšiam kitą testą. Nes aš vėlgi pasakau, aš buvau skeptikė. Aš tik įsitikinus, kad pleisteras padeda, tikrai jį rekomendavau. Aš tik įsitikinusi, kad šitie įklotai padeda, tada rekomendavau. Bet koks buvo mano galvojimas? Aš galvoju, ai, tai va, kodėl yra po vieną testą, nes jeigu būtų 2 testai vienoje pakuotėje ir dar jeigu būtų pažymėta 1 ir 2, tai jau tada faktas, kad 1 parodys problemą, o 2 nerodys. Tai ne. Įkloto pakuotėje yra 1 testas. Ir jeigu tu nori sužinoti savo rezultatą, jį panaudojus, imi kitą pakuotę, na, kai ateina kitos dienos ar ne, ir tada daraisi vėl naują tą tyrimuką. Nu ir ką, pasidarau aš tą tyrimą, jau tą vieną testą ar ne, ir man parodė, nu tai per viduriuką kažkur, tai sakykime, kokia šviesiai žalia, gal, nežinau, dabar negaliu, skaidrė yra mažutė tokia, negaliu pasakyti, į kurią pusę geresnė situacija. Nes pagal spalvas galima spėti, kokia yra situacija. Ar visiškai gera, ar ten yra problemėlių, ar daugiau problemų, ar ypatingai bloga. Ir man parodė tokį viduriuką arčiau geros pusės. Galvoju, na, aiškiai, čia visiems taip rodo, kad neišgąsdinti per daug žmonės, bet kad ir nenuraminti. Tai va, tai žinokit, iš tikrųjų, aš galvojau taip. Tai va, tai žodžiu, einam dabar toliau prie to įkloto ir aš pasidalinsiu su jumis žinute, kuri apvertė mano visą galvojimą. Dabar nenoriu apie tą galvojimą kalbėti, todėl kad lauksim sekančios skaidrės. Tai va, tai žodžiu, tas testas parodo, bet koks uždegimas esantis mūsų organizme, ką padaro? Sukelia pH pusiausvyros pokyčius. O bandymo spalvos indikatorius, apie kurį aš kalbėjau, iškart tai parodo. Tai ypatingos sudėties fitomembrana, tas viduriukas, juostelė prisotinta, kurios paviršius prisotintas net 49 gydomųjų augalinių žolelių koncentratais. Ir tai yra iš kartos į kartą perduoti receptai, kurių jūs nerasit jokiose kitose įklotose. Va, būtent šitie receptai yra giliai užpatentuoti. Taip, tada... Nebūtis, kaip gyvenam. Pažiūrėk, kiek čia likom tai seminarė. Kažkas Dainora, išjunkit mikrofoną. Taigi, rekomenduojama kompleksiškai sprendžiant ginekologinės problemas, turint ryškes uždegiminių procesų apraiškas ir ginekologinių ligų prevencijai, hormonų lygio normalizavimui, gyvenimo kokybės gerinimui. Tai va, mėlieji. Ir štai, žiūrėkit, aš kadangi su tuo savo mąstymu, ar ne, galvoju, kad čia visiems rodo viduriuką ir gera žinia ta, kad aš buvau neteisi. Pas mane apsilankė mergaitė, kuri daugiau kaip metus po gimdymo turėjo labai didelių problemų. Žodžiu, organizmas nusilpęs, gydytojas rašo antibiotikus, antibiotikai dar labiau silpnina organizmą, niekaip neatsikrato ligų, organizmas tik silpnėja ir taip toliau ir panašiai. Ir ateina pas mane. Ir aš dar vis tokia buvau skeptikė, ne? Aš dar vis galvau, kad, geri tie įklotai, bet, ne iki tiek. Ir jis sako, norėčiau pamėginti. Aš sakau, bet tai, bet jeigu, vaistai nepadėjo, įklotai, aš va tokia buvau, suprantat? Nes aš pati dar iki galo netikėjau jais. Sako, ir sakau, ir kaina tokia nemaža, žinai. Ir jinai sako, aš sumokėjau už vaistus 100 eurų. Tuo metu tikrai buvo dideli pinigai ir sako, nieko, rezultato nėra. Tai ką, tada jinai nusipirko ir kritinėms naktims, ir kritinėms dienoms, ir kasdienai, žodžiu, visus 3. Pasidarė testuką pradžioje, tada kritiniam dienom naktim naudojo įklotus, kasdienai vėl naudojo tos pačius, ir po to 3, jeigu neklystu, 4 pasiėmė dar tuos jau fitomembraną, fitokompresai, kurie yra.
Va. Ir ką? Žiūrėkit, 10 valandą gaunu žinutę, labukas, pasidariau tą testuką, koriklotukuose. Ir ką tu galvoji? Sakau, žinokit, ta žinutė, sakau, ar aš galiu dalintis ją su pasauliu? Sako, jo, gali. Įsivaizduot, žmogaus rezultatas buvo blogiausias ir nereikėjo nei 2 mėnesių, jis geriausias. Aš suprantat, aš skaitau tą žinutę ir aš galvoju, tai jie tikrai veikia. Tai tas testas rodo tiesą. Aš tada, sakau, plaukai šiaušės prisimenus tą emociją, kai aš gavau šitą žinutę. Aš supratau, kokia vertė yra šitie įklotai. Tai va, tai tiek trumpai apie šitų įklotų vertę. Ir dabar einame prie sensacijos. Tai va šituos dar ar 2 ar 3 jinai pasiėmė, žodžiu. Produktų rinkoje ypatingą vietą užėmė tie endefito kompresai, įklotai, gyvenimo energija ir švelnus rūpestis. Tai užpatentuota receptūra, todėl tokios sudėties ir tokio poveikio priemonių nerasit niekur, tik Tiende kompanijoje. Ir aš irgi vėl galvoju, kaip jie gali padėti, mielosios. Tai sausas kompresas visą naktį. Tai yra sausas kompresas. Juk Kinijoje, rytuose visą gyvenimą gydė akupunktūra, kompresai, masažai, įtrinimai. Tai yra sausas kompresas, jis ne veltui ir vadinamas. Fito kompresai įklotai. Jų sudėtyje net 38 gydomieji augalai, kurių sinergija visas, ar ne, visa ta košė, padeda atstatyti natūralią moters organizmo pusiausvyrą, gerina kraujotaką, mažina uždegiminius procesus, net ir tiesiosios žarnos uždegimą. Tai yra mano problema ir aš šitą problemą sprendžiu šitais įklotais. 3-4 naktis įsiklijuoju šitą įklotuką ir problema būna išspręsta. Suteikia vidinės harmonijos ir gyvybingumo jausmą. Jeigu norėsit plačiau apie tos įklotus, apie uždegimus ir tiesiosios žarnos ir panašiai, tai galima rašyti man asmeniškai. Tai va, ir žinau, mūsų aplinkoje yra moteris, kuriai grėsė cistos operacija. Pas ją ten buvo, nežinau, ne viena cista. Tai va, šitos įklotus pirmą kartą pirko 15 įklotų, kitą kartą, jeigu neklystu, 12. Va tiek pat naktų, nes iš tikrųjų, jeigu mes turim rimtų problemų, pat 21 naktį įsidėkit šitą įklotą, tai moteriškai operuotis nebereikėjo. Galim galvoti, kad šiaip susitvarkė situacija, bet sakau, iš po to žinutės ir aš kai supratau, koks veiksmingumas tų įklotų, aš esu šventai įsitikinusi, kad būtent šitų įklotų dėka moteris išvengė operacijos. Nu ką, einam toliau. Tai va, ką apie įklotus tiek. Moterų intimi zona yra ypatingai jautri. Ir jeigu mes kalbam apie visą kompleksą higienos ar ne, priežiūros, tai žinoma, kad antru smuiku čia grotų intimios higienos gelis. Taigi, moters šita zona intimi ar ne, turi natūralią mikroflorą. Jūs žinojot, kad tenai išplauti negalima. Ta prasme, girdėjau seksologės vieną kartą paskaitą, jokiais būdais. Tik tiek, kiek mums leidžiama prieiti. Ir nes jis saugo mus nuo infekcijų ir nuo uždegimų. Paprasti muilai ir dušo želės dažnai ką daro? Pažeidžia pH balansą, išsausina gležną odą, sudaro sąlygas diskomfortui, perštėjimui ar infekcijoms atsirasti. Aš vis pažiūriu, ar niekas nenori pas mus ateiti toliau. Todėl kasdieniai priežiūrai aš rekomenduoju rinktis specialų intimios higienos gelį. O savo ruoštų rekomenduoju rinktis Tiende kompanijos intimios higienos gelį. Todėl, kad jie yra švelnus, praturtinti augaliniais ekstraktais. Štai vienas, aš tikiuosi jūs jau paskaitėt, einam prie kito. Praturtinti augaliniais ekstraktais, subalansuoti pagal natūralų moters pH, jie palaiko sveiką mikroflorą, suteikia ilgalaikį gaivos pojūtį, ramina ir drėkina jautrią odą, padeda išvengti sudirgimų. Tai daugiau nei higiena, tai kasdienė investicija į moters sveikatą ir komfortą. Ir jeigu sudėtį panagrinėsit, galima juos įvardinti kaip ekologiškus produktus. Ir jie yra tiek ekologiški, tiek natūralūs, kad jais galima prausti net lėliukus. Tai va, o jeigu mes turim probleminę odą ir žinom, kad veido, ar ne, ir žinom, kad probleminiai odai skirta linija truputėlį pasausina veido odą, ar ne, tai ir mes nenorim prausiklio naudoti iš šitos
linijos, mes puikiausiai galime naudoti štai šitą intimų prausiklį, net ir veido prausimui. Net ir viso kūno prausimui, jeigu yra įberta oda ar ne, riebi oda. Tai va, ir jis labai skalsus, jis labai ekonomiškas, mažas paspaudimas, jis toks tirštas, neišbėga per pirštus, jo užtenka metams. Tai va, tai kaip ir sakiau, investicija į moters sveikatą. Na ir jeigu toliau kalbam apie kompleksus, nu kaip be voluptos, nu kaip. Nes volupta yra sukurta moterims, bet ji patiks ir vyrams. Ir tai ne tik intimiai higienai gelis yra, ne? Tiende volupta plus tai produktas sukurtas moters sveikatai, grožiui ir intimiai harmonijai. Jo unikalumą lemia keli pagrindiniai ingredientai. Pirmu smuiku čia groja L-arginatas, tai natūrali amino rūgštis, skatinanti kraujotaką, deguonies ir maistinių medžiagų patekimą į ląsteles. Matot, kaip svarbu. Tai padeda sumažinti diskomfortą intimių santykių metu, gerina jautrumą bei prisideda prie hormoninės pusiausvyros palaikymą. Jeigu ne visada pavyksta pajausti malonumą intimių santykių metu, tai volupta plus tikrai gali čia puikiai pasitarnauti. Mėtų ekstraktas esantis sudėtyje suteikia malonų vėsinimo efektą, ramina gleivinę, saugo nuo uždegimo ir suteikia gaivumo pojūtį. Yra dar damianos augalas, tradiciškai naudojamas kaip natūralus afrodiziakas, stiprinantis libido. Jis palaiko emocinę pusiausvyrą, gerina nuotaiką, mažina stresą, kuris dažnai daro įtaką moters intimiai sveikatai. Ir šitą gelį mes galim vartoti ne tik tai intimiose vietose, bet ir burnoje po liežuviu ar dantenas tepti, jeigu mes jaučiame silpnumą, jeigu mes jaučiam galvos svaigimą, net profilaktiškai rekomenduojama kasdieną juo pasitepti dantenas. Iš mano aplinkos tikrai per tiek metų turiu ne vieną moterį, kuri labai daug problemėlių susitvarkė. Sakau, į lygos esančios nuo juosmens į viršų sprendžiamos, na, moteriškos ar ne, skydliaukės ir panašiai sprendžiamos to lašiuko gelių po liežuviu ar tai dantenas pasitepus, o lygos esančios moteriškos, ten tarkim žemiau juosmens, tepame intimes vietas, turime išspręstą problemą ir puikų seksą. Ir yra moterų, kurios sako, ai, ne, aš neturiu vyro, man nereikia. Jums dar labiau reikia, todėl kad tai yra gelis, ne tik tai intimam procesui. Tai yra gelis, kuris stiprina jūsų sveikatą. Ir juo pasitepus mes sveikėjame, stiprėjame, nes jūs matot, kokia jo yra sudėtis. Štai. Na ir dar į sudėtį įeina rožių ekstraktas, kuris padeda atkurti gleivinės elastingumą, švelniai drėkina, ramina bei stiprina moters organizmo atsinaujinimo procesus. Kartu visi šitie komponentai veikia sinergiškai, palaiko moters hormonų balansą, mažina sausumą, suteikia komfortą ir padeda atrasti daugiau malonumo bei pasitikėjimo savimi. Nežinok, jau į pabaigą. Todėl, kad visa šita kompleksinė priežiūra, įklotai, intimus higienos gelis, volupta, negali būti be kažkokio tai komponento, kurį mes vartojame į vidų. Labai tinka į šitą kompleksą, dar įtraukčiau ir suburnočių papildą, bet jau žinokit, tikrai laiko nebeturėjau pasakoti apie jį, kitam kartui galbūt, nes liko 10 minučių matau. Tai labai trumpai apie šitą papildą. Šis papildas skirtas moters ciklui palaikyti ir organizmo pusiausvyrai bet kuriame amžiuje. Aš kažkaip visada galvoju, kad daugiau jaunoms moterims, kad menopauzės metu ne. Patikėkit, jis skirtas bet kuriame amžiuje. Jis vartojamas tik tam tikromis ciklo dienomis. 10 pakučių atitinkama laikotarpį per mėnesį. Rekomenduotina 2-3 mėnesius ne mažiau, norint rezultato. Apie šitą įklotą mes pakalbėsime plačiau kitą dieną, tik labai trumpai. Todėl jaunoms merginoms ką jis gali padėti? Švelniau išgyventi prieš menstruacinius simptomus, PMS ar ne, sureguliuoti nuotaikų svyravimus, palaikyti sveiką šlapimo takų būklę, lengviau susitvarkyti su streso ir miego sutrikimais. Brandesnio amžiaus moterims šitas papildas tampa natūraliu
pagalbininkų hormonų pusiausvyrai palaikyti. Menopauzės metu tai labai svarbu, ar ne? Padeda sumažinti diskomfortą ciklo metu ir ar menopauzės laikotarpiu, stiprina imunitetą ir emocinę gerovę. Na, o svarbiausia, žinoma, natūrali sudėtis. Apskritalapės, kriaušlapės ir raudonieji dobilai aprūpina fitoestrogenais organizmą, L-triptofanas ramina nervų sistemą, spanguolės ir vingiorykštės stiprina šlapimo takus. Va, ką aš turiu gerti. O dilgėlės, varnalėšos bei saldymedis suteikia organizmui mineralų ir padeda atsigauti. Taigi, mielosios, tai universalus produktas moterims, tiek jaunai, tiek brandžiai moteriai. Ir štai jums pristačiau visą kompleksą, jeigu norite būti sveikos, gražios, mylimos ir mylinčios. Taigi, moteris tai širdis, tai pagrindas, ant kurio laikosi šeima, bendruomenė ir net visas pasaulis. Nepabijokim to. Todėl moters sveikata ne tik jos asmeninis reikalas, bet ir visų mūsų ateities pamatas. Sveika moteris spinduliuoja jėgą, švelnumą ir meilę. Ji įkvepia augti savo vaikus, kurti santykius ir siekti svajonių. Tai va, aš jau dabar baigiu. Jeigu kažkokių dar klausimų turite, tai aš juos atsakysiu, bet įrašą baigiame.